galvoju sukasi, kad, nu, kito kelio nematau, šitas kelias man širdžiai nemielas, galbūt ir dirbu darbą, kuris man kažkada patiko, bet kai dabar dirbu po 12-14 valandų kasdien, tą darbą jis man dabar jau va čia yra kažkur tai ir kito kelio nežinau, tai žinokit, kad kitas kelias yra, jis yra labai paprastas. Čia galima tuo keliu nueiti. Ir aš jau 5 metus su žmona šitam kely, kažkur labai toli nenužygiavom, bet jau toks papildomas srautas šioks toks yra, maždaug gal kokių 2 lietuviškų vidutinių atlyginimų dydžio. Ir man yra labai patrauklus pobūdis to pinigų srauto, kaip palygint kontrastus, sakykime, su darbo atlyginimu, kad mes šią žiemą praleidom keliaudami visą žiemą, 4,5 mėnesio tokia buvo toks kelionė. Tai reiškia, per visą tą laiką mes praktiškai nieko nenudirbom šitam versle, šitoje veikloje, tačiau kiekvieną mėnesį mūsų sąskaitą plaukdavo maždaug panašiai, plus minus tokios papildomos pajamos. Kas džiugina ir širdį, ir piniginę, ir žmoną, ir vaikus, ir gali sau leisti ne pusnį pragyventi žiemą, o kažkur tai prie jūros kažkur.